Tai va, Matsuris baigęs, aфиgenai pašėrėm, mašina negėdo, biškį aptrankėm, apdaužėm, bet ten vienas baisus mano feilas, tai čia paprašysiu montuotojo, kad dabar ir užmestų tą feilą. Dar tokio nesu turėjęs feilą. Nekoks jausmas, kai nuo kalniuko jau praktiškai turėtum leistis ir nieko nematai. Tai vau. O toliau tai viskas be problemų, tik kad po lietaus kažko labai daug gripo atsirado ir kol pasigavom tinkamą slėgį užtruko, bet šiaip overall tai žiauriai geras. Tešlos, vanduo, sausa, visokiom sąlygom važiavom. Mašina buvo kaip autokroso visa, tai vau, dar ir dabar tvai parodysiu, koks vidus nešvarus. Nu, tai bus važinėti atidarytais langais, driftausiu. Žmonės, žinai, batai, visą kitą. Pas mane pusė visiškai tas pats. Welcome to offroading drifting. Kaip ir sakiau, bulvekas, tai buvo žiaurus. Tai kas toliau mūsų laukia? Dabar klausimas geras, nes sezonas baigęs. Tai gal V8, gal turbo, gal lankai, gal semi-pro kitame. Tai viskam reikia jūsų palaikymo, tai subscribe, like ir matysim. Šiaip planas kaip ir yra, dar neskleidinėjau, nes reikia viską susipirkti, susirinkti ir matysim. O dabar nepamirškite subscribe, like ir iki kito, nes visko dar pamatysim čia.